Sveiki atvykę į kanalą Tai šiandien tai ten. Aš esu Justas, čia yra Vytis, čia yra Mykolas ir mes esame kartu tėvas ir sūnai. Ramanauskai. Ir mes jums rodysime tam tikro kontento iš mūsų kelionių, iš miškų, iš kažkokių pievų. Veiksim pievas, tai šitai tą, tai streaminsim, tai gaminsim ir visokias kitos nesąmonės. Sekit, žiūrėkit, semkite idėjų, siūlykite, ką norite pamatyti. Apkeliausime visą Lietuvą. Žiūrėkit, tarkim. Ką, vyručiai? Varome žvejot. O dar vienas tinginys. Ką tik apsipirkom? Nemenčiniai. Štai Nemenčinės keliai, važiuojame jais. Nutiko blogas dalykas. Koks? Mano mačetė, kai pastabdžiau, nukrito ir užspaudė man mygtuką ir pradėjo lenkti sėdynę į priekį mane. Ir vairuojant traiškit pradėjo. Tai greitai sustojau su avariniu ir susitvarkiau. Pirmas mačetės nenaudojimo dėsnis. Niekada nevairuok pasisegęs mačetę. Mano žmona vėl buvo teisi. Važiuojam per belekokį žvyrkelį, nežinom, kur mūsų veda mūsų draugai. Tornadas tuo ateis. Tornadas? Bet baisiai daug dulkių. Mykolas sako, kad čia yra tornadas. Aš žiūriu, ką filmuoju, žiūriu, kad nieko nesusigaudau. Kame susukam? Mašiną reiks neplauti, o šveisti. Poliruoti iš esmės iš naujo. Bum! Bum, bum! Atvarėm! Vau, kokia nuostabi vieta, žinokit. A! Kažką mašina lieta. Viena nuostabesnių vietų, galiu pasakyti. Einame patikrinti mūsų ežeriuką ir kur mes žvejosim. Mes šoksim į upę. Einam. Dabar pratam užsivesti. Jo, žiūrėkite, jūs tik po kojom. Kur palapinę statom? Tai žinok, tikrai surasime, kur pasistatyti čia vietų, tai sočiai. Duodu garantiją, kad Ignas nesupranta, ką daro. Kas čia vyksta? Davėm uždėti vaikams partempti kuo daugiau šakaliukų. Vyti, ką tempi? Sakas. Kas iš tų šakų? Ką gausi? Mačetė. Mačetė? Kas daugiausiai surinks šakų, tas gaus mačetę. Tiek minučių, kiek gaus taškų. Minučių? Sekundžių, atsiprašau. Tai va, pirmas mačetės panaudojimas yra čia. Mums reikia labai gražiai pasipjaustyti arbūzą. Kas kirs? Tai faktas, kad kapitonas. Tai va, turime arbūzą, kurį reikia labai gražiai perkirti. Pirmas bandymas. Gytė Mitsuragi stilius, drakono kirtis. Ne! Mes supratom, kad labai trūksta stalo šiaip. Vaikai surado stalą, po to parodysim, kaip jis atrodo. Vaikai sakė, kad matė stalą, tai atvedė iki stalo jį parodyti. Nuostabus staliukas. Galvojame ateiti čia papietauti. Va, ilgai dirbome su Simu ir iš šiukšlių pasidarėme stalą. Atrodo, jisai gal ne visai kaip stalas, bet mes jį apdengsime brezentu, užtvirtinsim ant rąsto ir mums pasitarnaus bent jau laikinai kaip kažkokia vieta, kur galim kažką pasidėti. Nu va, stalas kaip ir yra. Nerekomenduotumėm ant jo balių rengti. Padarėme rėmą, apsukome brezentu ir visai laikosi stalas, turėsime dalykus, kur pasidėti. Tai va, laiko netgi perkirstas su mačete arbūzą. Kas nutiko, Vyti? Išsitraukiau dantį. Dantį išsitraukai? Ne, nepamesk, tavo dantukų fėja nuskris.
Ką darysim? Vairuosim. Kuo tu vairuosi čia? Vairo nėra. Jau, bandysim plaukti? Jo. O mūsų pripusta baidarė. Išmėginsime pakeliauti per šitą ežerą. Per Pailgio ežerą. Užstrigo Vytis. Jisai kaip ta šuo, koks nors labradoras, kur bando išbėgti iš namų su pagaliu. Gerai. Dabar į priekį. Dabar vienas virklas ten. Taip. Ir paskui paduosi per galvą. Per viršų tėtį. Dabar tėtis sėda. Ir klakvį. Tai va, nusprendėme vaikams padaryti treasure huntą, arba kitaip lobio medžioklę. Pradėsime nuo savo stovyklavietės, kurią matote antai. Ir pirmoji užuomina bus nuvedusi čia. Ir esame paslėpę vieną lapelį, va čia. Tikėkime, kad jie jį supras. Kas nutiko, Juliau, ką čia darai? Gini mūsų būstinę? Šaunuolis. Gerbiu. Vietiniai. Ką mėgstate labai atrasti? Ką piratai mėgsta atrasti? Lobius. Jūs paslėpėt lobį. Mes paslėpiam lobį. Vargai. Bet tam, kad atrasti lobį, jūs turite kartu visi dirbti ir surasti žinutes. Žinutėse yra parašyta, ką jūs turite toliau daryti ir kur ieškoti. Turit nuspręsti, kas skaitys. Aš. Bet dabar žinokite, jums reikia nuspręsti, kaip jūs ieškosit. Ir pirmą duodu užuominą. Garsiai. Garsiai. Jeigu smirda dešinėje, ieškok pirmo medžio kairėje. Jeigu smirda dešinėje, ieškok pirmo medžio kairėje. Dešinėje. Nu. Kairėje. Ir ką čia reiškia? Jeigu smirda dešinėje, ieškok pirmo Ai. medžio kairėje. Kur Jeigu smirda? ten smirda, tai turi ten ieškok. O kur smirda? Dešinėje. O kas smirda? Šūdai. Jau. Aš kaip žinau, ateikit, stiprias tuolika. Gal Mykolas suprato, kur? Jeigu smirda dešinėje, ieškokite pirmo medžio kairėje. Jūs kartu ieškote prizo. Tai ten yra dešinė. Tai šitas medis. Tai gal tada. Čia. Ai, tai tikriausiai. Pirmas. Eikite prie krentančio beržo ir suraskite netoliese to krentantį. Krentantį brolį. Šitą krentant. Kur tas šitas? Tai reikia dar surasti vieną krentantį beržą. Prie jo. Kur ten? Kuris? Ką reikia vaikyti? Tai jau susitarkite, balsuokite. Palaukite. Kur brolis krenta? Ten ir ten. Bet ten, manau, ten bus, nes ten labai toli. Va! Aš buvau prie šitą beržą. O! Peržemk didžiulę kliūtį ir eik prie kritusių beržo sekcijų. Ten ieškokite nusirengusios pušies. Tai ko reikia jums ieškoti? Pirmiausia, Didžiulė kliūtis. kur gali būti didžiulė kliūtis? Pati. Ir ką toliau? Ir eik prie kritusių beržo sekcijų. O kas beržo sesės yra? Beržas. Tai man atrodo, kad beržo brolis yra beržas. O sesė? Beržas. Eglė. Nu, ir kur ta nusirengusi pušis?
Nu, nusirengusi pusės. Grįžkite prie beržo ir paeikite 25 žingsnius kairėn į vakarą. Nu, jas apžiūrėkit visus medžius. Čia yra paslėpta. Žodžiu, ten viskas. Kažkoks vienas. Vienišas medis. Yra! Nu, kas toliau? Akis gražus, nupjautas mažas medis. Netoliese yra baisusis nupjautas medis. Mano piktasis brolis. Aš siūlau dar perskaityti paskutinę eilutę. Ko reikia ieškoti? Bjaurus nupjautas ir piktasis brolis. Oho. Smiltė kažką pamatė. Bėgam! Bėgam! Greitai bėgam! Koksai. Rado! Greičiau! Salotų, 2 grybai brolius. Kas yra salotos ir kur yra tie grybai? 2 broliai grybai. Bet kodėl jie būtinai grybai turi? Juliau, bėgi. Vaikai, dar jums sakiau, prie miško salotų. Ne miško salotose, o prie miško salotų. Juliau, tu. Grybai. Ir su grybais, žiūrėk, apaugusiais. 4 namai, 9 žmonės. Bėg greičiau, skrudės arbūzą valgo. Jūs bazė. Lekia. Tai bazėj varo, tai bazė. Arbūzo ieškot. Varykit, varykit, kas greičiau. Wow! 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 Kas greičiau? Aš pirmas! Wow! 4 namai. Bet Skrudės valgo jau arbūzo, žiūrėkit. O! jų šaunuoliai liko tik vienas, o plaukti į saulę nori kiekvienas. Plaukiam su vaidarėm į saulę. Kur saulė yra? Žvejoti! Ar ne? Su kuo plaukti reikia? Vaidarėm. Liko tik vienas, paskutinis. Prie baidarės, teisingai. Važiuojam! Super! Yeah! Jaunius rado! Neįkriskit į vandenį tik tais. Atsikėlėme, vaikai dorasi. Hamakas, visiems rekomenduoju hamakus. Visi laukiam išbadėję. Čia yra Simo košė. Nice. Na va, viskas greitai ištuštėjo. Mūsų nuostabus vakaras praeina, tai Vytis plasnoja. Paliksime kitiems žmonėms malkų, kas dar mums atliko. Labai gaila bus išardyti staliuką, nes tai buvo fantastinis dalykas. Nei vienas jokio išlankstomą staliuko nepasėmėm, bet mūsų sukurta strategija iš pagalių padaryti kažką, apdengti prezentų, pasitarnavo nuostabiai. Laužavietė jau sausa, visi susipakavę, šiukšlės surinktos. Vaikai, tai ar smagu buvo? O kas labiausiai patiko? Iškart lobį. Ir dėja visi kartu galime tik tais paliudyti, kad sugalvojame vieną mačetės panaudojimo būdą, tai perkirst arbūzą. Mečetė tok peilį. Tai jau mačetė paslėpta dėja. Turime su savimi labai gerą aštrų peilį. Tai va, vienas liūdniausių momentų. Išmontuojamas mūsų stalas. Oh no, no, no. Štai žiūrėkite, kokie grobai. Ir jie lieka. Ateities kartom. Reikia tikėtis, kad kiti žmonės irgi sugebės iš čia pasidaryti staliuką puikų. To ir palinkėsime. Ačiū visiems vyrai. Buvo puikus savaitgalis. Jėzus, kodėl aš tada filmuoju? Aš manau, rytoj nebeatsiminsiu Smiltės vardą, nes šios vardą šiandien galvos atsiminiau. Unikalus vardas. Letas. Gražus. Jo. Ką, Mykolai? Aš Artūras Bucikevičius. Bucikevičius? Kas jis toks? Bucikevičius. Busikevičius? Jo. Va. Visą kelią pramiegojo. Tai va, labai daug kartų važiavome pro šitą vietą ir matėme iš tolo ir ne karto nebuvome sustoję. Tai prie Ekskaliburo! O tai iš tikrųjų yra Lietuvos partizanų memorialas Kryžkalnyje. Bet mes visą laiką galvojam, kad čia yra Ekskaliburas. Ekskalibur.
susidomėjo labai pravardėm partizanų ir ieško vardų, kurie atitinka jų pačių vardus ar kažkieno pažįstamo vardus. Žiūrėkit, kažką paskambinti eina. Renka gėlės mamytai, pienės. Tai kaip vaikai vertinate šį savaitgalį? 9,9 iš 10? Tai neblogai visai. Ko truko iki 100? Nuvažiuot nupirkti ledų. Jei patiko, like. Ir subscribe. Sara Pakaraib.